didžioji dauguma turbūt neprisimena, bet aš esu Jolanta iš Vytauto didžiojo universiteto, šiuo metu baiginėju praktiką jūsų mokykloje. Ir šiandien jums pasiūlysiu atlikti testą, kuris jums padės nusistatyti, kokiu būdu jums geriausiai sekasi mokytis. Jeigu bus neaiškus klausimas, klauskit, padėsiu. Aš esu Arinta. Atlikdama šį testą sužinau daug naujo ir supratau, kaip aš pati taikau tas žinias praktikoje ir man jis tikrai pravers ateityje. Čia ateisysim, žinok, tu neateisysim ir šitą. Gerai, aš turiu viską, aš viską iškėsiu. Ir tada veiksiu šitą. Tai tu gal nelaksti, žinok, tai mes galime eiti kartu, aš tada pasiimu, ką reikia ir tu ten taisysi, per tą laiką aš šitą pataisysiu, o paskui mes ten pasirašysim. Projekto eigoje mokykloje įsikūrė kūrybinių partnerysčių mokytojų klubas, kūrybiškumo kalvė. Užsiėmimų metu mokytojos susirinkusios aptarė naujus kūrybinius metodus, sulaukėme iš Jolantos įvairių pasiūlymų, kad jinai pasisėmė nemažai įvairių žinių. Noriu pasakyti, kad jeigu šalia visą laiką būtų toks jaunas žmogus kaip Jolanta, būtų labai gerai dirbti tokioje komandoje. Todėl, kad jinai labai greitai suvokia, ko reikia, visada labai geranoriška ir visą laiką galėjo pasikliauti. Jolanta dalyvavo beveik visose veiklose, kurios vyko jos praktikos metu. Pradedant jos dalyvavimu ir kūrybinėse partnerystėse, ir tiesioginėme mano darbe. Esu Rasa Naujalienė, šios mokyklos neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja, kuruoju mokinių tarybos darbą. Norėčiau pasakyti, kad studentė Jolanta iš pirmos dienos įsiliejo į aktyvią mokinių tarybos veiklą. Kartu su mokiniais dalyvavo praktiškai visuose mokyklos vykdomuose renginiuose, inicijavo prieš patyčias vykdomų renginių kontekste lankstinuko kūrybą ir tas lankstinukas buvo skirtas konkrečiai mokinių tėvams, kur eiti, kur kreiptis, ką daryti, jeigu yra įtarimas, kad yra tyčiojamasi iš jų vaiko. Taip pat Jolanta buvo viena iš tų, kuri kūrė manifestą, kuris dar kaip ir neįgijo savo pavadinimo, mes jį bandysime vadinti Aš turiu savo teisės arba Kova už mano teisės, arba kaip elgtis mokykloje, arba kaip aš norėčiau, kad su manimi elgtųsi. Žodžiu, iš tikrųjų nuoširdžiai sakau, kad labai gaila, jog Jolanta turi palikti mūsų mokyklą, nes tai yra labai svarbus darbas, kuris liko nebaigtas, bet pradžia gera ir mes tikimės, kad mes jos neapvilsime ir lankstinukas ir tas manifestas bus pagamintas.